Labą dieną, gražiosios moteris. Štai, oi, viena gėlė tarp gėlių ir jum linkiu gražiausių rožių kvapo aromato, bet žinot, už visas pasaulio gėlės būti savo pati gražiausia, kvapniausia gėlė. Labą dieną jums visoms, labą dieną, žydėkime, rugpjūtis, vasarą džiaukimės, rytai yra šalti, bet dienos yra šiltos. Labai dėkoju jums visoms, kad pas mane atvykstate, kad man rašote. Galbūt nelabai intensyviai atsakau kitom moterim, kadangi tai nėra pas mane, kad aš dirbu tik tai online ir kažkas tai čia vedu ar laivus. Pas mane vyksta gyvai, labai produktyvus darbas, mielosios moteris, labai atsakingas darbas vyksta čia gyvai su moterim. Ir paskutiniu metu atvyksta didesnio dydžio moteris, apkūnesnio dydžio moteris. Labai džiaugiuosi, kad ta žinutė pasiekė vidutinio dydžio moteris, LXL, klubai ten 110, krūtinė vidutiniškai ir 115, ir 130, 125. Ir žinot, jau pasitvirtinau tokią žinutę. Ir vis dėlto, kaip aš sakau, kuo mažiau medžiagos, tai stiklingas pasiuvimas, ir didesnio dydžio moteriai tikrai sumažėja keliais dydžiais, kaip gražiai, charizmatiškai, moteriškai, gražiai atrodo moteris. Bet atsakymas yra ne tada, kada aš sakau, kada moteris save pamato veidrodyje su ta dailė suknele ir jos negali atsigrožėti savimi. Jos ir žiūri, ir dar šitaip, ir arčiau, ir toliau, ir plaukučiai, ir tiesiog keičiasi moters akis, keičiasi moters veido oda, keičiasi moters manieros, jos atrodo jau nori beveik ir pozuoti, nors jums fotografuoti. Tai va jų mielosios atsakymas, kad yra teisinga suknelė, kad jums tinka suknelė pagal jūsų kūno siluetą. Ir dar žinot, trumpai padarysiu išvadas. Nedaug moterų, noriu tiesiog pasakyti, iš mano per 20 metų klienčių, galbūt kažkokia tai dalis moterų, kurios galbūt to moteriškumo, tų suknelių jau nebenori, tiesiog nueina, pereina į kelnes, į džempus, į laisvesnius, bet kartu su tai eina moters emocinė sveikata, moters emocinė būsena, galima sakyti, moters galbūt psichinė sveikata, visi užvalgymai, blogai jaučiasi. Kiekvienai mes moterim turim savų išbandymų, savų problemų, su kurio mes turim susidoroti. Ir ką noriu pasakyti. Ir žinokit, ta dalis moterų, kurios pasitraukia nuo suknelių, pasitraukia nuo moteriškumo, pereina į tą tokį grubesnį, galima sakyti, ale šiandienai madingą tą stiliuką. Ir praeina 5 metai. Ir čia galiu teikti beveik 100% moterų, visos masiškai priaugusios nemažai svorio. Ne 5 kg, 10, 15. Ir vis tiek jos po 5 metų, po kiek sugrįžta pagal Jolantą. O Jolanta tokia pati, krykštauju ir ką. Ir tada vėl perinam prie suknelių. Tai va, labai trumpai norėjau tiesiog pasikalbėti ir pakviesti jūs visas į Kauną, į suknelių rojų, suknelių moterų rojų. Pas mane. Noriu galbūt tiesiog parodyti, žiūrėkit, kokia gausa drabužių ant šito kūnos, jūsų silueto pačio gražiausio moters, kokių suknelių galima. O jeigu trumpai, manajame butike yra įsikūręs Kaune, štai tarp gėlių pasitinka pirmiausiai drugeliai, autentiškos, gražios, tikrai mielos suknelės.
Ir tai yra spalviškai pas mane sudėlioti, gal daugmaž rūbeliai, suknelės turiu savo stilių, raudonos, juodai baltos. Ir štai yra auskarai, kepuraitės, dar vis moteris atvyksta, sako, Jolanta, aš jumis atradau per kepuraitės, kurias aš kuriu iš lietuviškos vilnelės ir kurių tikrai bus kuo toliau, to daugiau. Štai geltoni oranžiniai atspalviukai ir ką noriu pasakyti nuo čia, prasideda didelio dydžio drabužėliai, štai motyvuojantis marškiniai ir prasideda didelio dydžio suknelė, žiūrėkit kokių gausa, taškiukai, gėlės, ryškios, barbinės, kad nesakykit didelios moterys didesnio dydžio, kad neturiu, štai kokios spalvos audiniai ir modernesni, ir elegantiški. Ir vasarinės didesnės suknelės, ir žalios, gražios, štai kokios suknelės ir gėlytės romantiškos, net leopardai, raštai ir gėlės, ir štai audiniai, kokie suknelės, ir švelnios, ir vienspalvės, visokiausių, ir marškiniai įdomus. Tikrai didžiausia įvairovė yra drabužėlių. Štai kalbu apie didelio dydžio moteris. Štai yra mėlynų kvartalas, taipogi didelis pasirinkimas, džinsiniai sarafanai, žiūrėkit kokia gausa yra suknelių. Noriu trumpai parodyti, kas laukia moteris, kai atvyksta pas mane. Tikrai padedu kiekvienai įsirinkti taškiukai, citrinos, angelai, Italija, Sicilija, burbuliukai. Švelnios šifonai, manajame butike yra drabužių ir visada bus nuo klasikos iki visiško moderno. Štai ir švelniosios rožinės, lygiosios suknelės, taškiukai, leopardai, romantiškos, leopardai. Tigrai, didžiulė gausa suknelių, taškiukai, raudoni, galima šalikėlių daugybė, rankinukai, natūralios odos, Alviero Martini, bateliai, net yra 37 dydžio, man atrodo, mažiukas, suknelės. Tai moteris, laukiu Kaune, susisiekite su manimi. Iki.